Nuo pat praeinančiųjų sausio iki paskutinių metų dienų kone kiekvieną mėnesį Vilniuje atidarytos atnaujintos gatvės, nauji viedukai, aplinkeliai, estakados. Bene daugiausia laiko ir pinigų pareikalavę projektai - sostinės širdies Rotušės aikštės, nacionalinės svarbos oro uosto atnaujinimai bei nacionalinio stadiono statybų pradžia taip pat įrašyti į kiaulės metų darbų kalendorių. Vos prasidėjus 2007-iesiems sostinėje netruko naujovių. Jau sausio mėnesį Gedimino prospekto važiuojamoji dalis prie Lukiškių aikštės buvo baigta remontuoti ir jau grąžinta vairuotojams. Užbaigti viso Gedimino prospekto atnaujinimo darbus planuojama iki 2009-ųjų. Mažiau nei po mėnesio prasidėjo Dariaus ir Girėno gatvės viaduko platinimo darbai, užbaigti šių metų gegužę. 117 metrų Dariaus ir Girėno viadukas buvo išplatintas nuo 3 iki 5 eismo juostų. Pirmi vasaros žingsniai norintiems pamatyti egzotiškąją Polineziją pasiūlė paprastesnį sprendimą nei planuoti ilgas atostogas. Nuo birželio Vilniuje lankytojams duris atvėrė naujas Višy vandens pramogų parkas, kuris įrengtas būtent Polinezijos salinę tematiką. Liepų automobilių vairuotojams dar viena naujovė – Konstitucijos prospektą ir Ukmergės gatvę jungianti estakada. Darbai užbaigti net 4 mėnesiais anksčiau nei planuota. Čia kasdien pravažiuoja apie 8 000 automobilių. Pilaitės mikrorajone nuo rugsėjo pagrindinėse gatvėse sumažėjo tranzitinio transporto srautai. Čia atidaryta Papilėnų ir Karaliaučiaus gatvės jungianti dalis, kuri nukreipia eismą Pilaitės rajono pakraščiu. Dar vienas viadukas – kirtimų po rekonstrukcijos atidarytas spalį. Buvęs vos vienos juostos kelias per tiltą išplatintas iki 2 eismo juostų. Po kelių dienų spalis Vilniaus plėtros istorijoje įrašė ne tik sostinį, bet ir visai Lietuvai svarbius įvykius. Vienas jų – nacionalinio stadiono statybų pradžia. Vartus lankytojams jis turėtų atverti 2009-aisiais. Nemažiau svarbus įvykis – oro uosto rekonstrukcija. Ilgą laiką buvęs vienas mažiausių Europos oro uostų, jau keleivius pasitinka 3 aukštų ir net 17 kvadratinių metrų pločio. Paskutinį spalio savaitgalį vairuotojams atiduota dalis rekonstruotos Geležinio Vilko gatvės. Sostinės Rotušės aikštės rekonstrukcijos baigtuvės įrašytos lapkričio mėnesį. Per porą metų aikštė atnaujinta nuo trinkelių iki žibintų, o šiltuoju metų sezonu čia sužibės ir dar vienas akcentas – tai šokantis fontanas. Neskubant žiemiškiams orams gruodžio mėnesį atidaryta dar viena rekonstruota važiuojamoji dalis. Užbaigus dalį Laisvės prospekto, Ukmergės ir ateities gatvių sankryžos rekonstrukcijas dar laukiama ir galutinių rezultatų. Čia planuojama įrengti 2 lygių sankryžą. Eismas joje atidarytas turėtų būti ateinančių metų pradžioje.